Vyras turi būti pasiruošęs apginti save ir apginti kitus. Pamenu, 12 klasėje ėjau iš mokyklos ir prie stadiono išgirdau šaukiančią moterį. Ir pamačiau, kad jinai guli ant žemės ir ją vyras tiesia už plaukų. Kažkas manyje sukilo ir aš negalėjau nieko padaryti, kaip tik tai bėgti į priekį. Tada buvau tik pradėjęs sportuoti ir svėriau apie 60 kg ir buvau 1,90 m. Tai tikrai netrodžiau labai grėsmingai. Tačiau mano pakeltas tonas ir mano drąsa truputėlį išgąsdino ir sukrėtė tą vyrą. Aš nepamenu, ar jis pats nuo jos nušoko, ar aš pribėgęs jį nustūmiau, bet jis atsitraukė nuo jos. Pastebėjau, kad abudu jie buvo išgėrę. Tada tas vyras pradėjo aiškinti, kodėl jis ją tąsė, kodėl jis ją koliojo, kodėl jis taip darė jai. Bet man tai buvo nesvarbu, nes jisai didesnis už ją, jisai stipresnis už ją, kodėl jisai turi teisę, žinai, kolioti ją, tasyti už plaukų ir panašiai. Ir aš jam sakau, man viskį čia greičiau. Dar jis ten kažką man pradėjo murmėti, pasakot, kalbėti, aš dar garsiau jį pasiunčiau ten, kur siunčiau prieš tai. Suprask, jis buvo daug stambesnis už mane ir jeigu jisai būtų šokęs atgal, aš nemanau, kad aš jį būčiau paėmęs. Ta moteris dėkojo man, kad aš jai padėjau, tačiau jinai sakė, grįšiu ir vėl gausiu. Aš buvau jaunas, nesupratau, kaip taip gali būti, sakau, tai kviesk policiją, ar man iškviest, ar sakau, gal tu turi kur eit, neik pas jį, negrįžk ir panašiai. Man atrodė, jinai manęs paklausė, bet dabar mąstant atgal, tai tikriausiai grįžo ir gavo lupt, bet negaliu nei patvirtinti, nei paneigti to. Eidamas namo, mąsčiau apie visą tą situaciją, kaip kas vyko, kodėl aš žengiau į priekį, kas jai nutiko, bet atsimenu, kad tikrai didžiavausi savimi, kad šokau į pagalbą, kad nenusisukau ir nežiūrėjau į kitą pusę, o išdrįsau. Kitaip tariant, net negalėjau neiti, nes kažkas perėmė mano kūną ir pats tiesiog pradėjo valdyti ir jau kada aš buvau situacijoje, jau neturėjau kur dingti. Turėjau stovėti. Tuoj pamokysiu šį seną kvailį. Ar tegula, ne? Čia, priešais visą Romą, tėvas ir sūnus kibo į kruviną kovą. Mano galva, kiekvienas vyras turėtų būti pasiruošęs apginti save ir savo šeimą. Tu negali žinot, ką gyvenimas svies į tave. Tu negali žinot, kada kažkas priniuchinės klijų ateis ir pradės ereliot prieš tave, prieš tavo vaikus, prieš tavo žmoną, prieš tavo draugus. Galbūt kažkas šauksis tavo pagalbos ir negi tu nusisuksi į kitą pusę ir apsimesi, kad to negirdėjai, pradėsi sakyti, kad tai tavęs neliečia, tai nėra tavo problema. Aš nenoriu tikėti, kad tu tai padarysi. Aš noriu tikėti, kad tu žengsi į priekį, kada prireiks. Matai, kada tu esi prastos fizinės būklės, tu nelabai gali pasitikėti savo jėgomis ir tai gali išgimdyti tavo baimę, tavo dvejonės, tavo nenorą įsivelgti į kažkokį konfliktą, apsimesti, kad tai tavęs neliečia. Bet, o jeigu konfliktas atsistos tau tiesiai prieš akis, jeigu ateis kažkas ir pradės marazmint, ieškoti kažkokių nesąmonių, problemų ir tu iš to konflikto negalėsi išsisukti savo aštriu liežuviu, ką tada darysi? Pasiduosi ir būsi sutryptas. Aš nesakau, kad tu turi pradėti treniruotis kovos menus, ar tu turi eiti į salę. Žinoma, tai tikrai padės ir kiekvienam vyrui rekomenduoju tai daryti. Ką aš sakau, tai kad tu turi būti pasiruošęs žengti į priekį situacijoje, kurioje prireiks drąsos. Drąsos pastovėti už save, už savo šeimą, už savo vaikus, už savo draugus, o gal net ir už nepažįstamą. Taip elgtis yra vyriška, o to vengti yra visiškai nevyriška. Baigta.